Pirmiausiai turbūt norėčiau pasidžiaugti mūsų seno ir dabar naujo partnerio prisijungimu. Mes pradėsime mūsų partnerystę dar artėjantiems 3 metams į priekį. Tai norėčiau labai padėkoti už solidžią paramą Top Sport bendroviai ir pakviesti direktorių Dainių Gulbiną. Tai iškart, Dainiau, dar kartą dėkingi už paramą. Norim įteikti mūsų naujus marškinėlius ir tikimės, kad bendradarbiavimas bus abipusis ir naudingas tiek jums, tiek mums. Ačiū labai. Mes irgi labai laimingi, dalyvaudami jūsų šeimos procesuose. Labai malonu, tai tikimės, kad bus įdėtos visos jėgos. Einat iš lėto, bet užtikrintai, tai tikimės geresnių rezultatų negu pernai ir sėkmingo pasirodymo Europos taurėje. Dėkui. Dar. Gerai, ačiū. Kolega. Dėkui. Tai pirmiausiai norėtume pakalbėti truputėlį apie skaičius, turbūt kas labiausiai jūs domina. Tai šiemet mūsų planuojamas biudžetas yra, sakykime, arti 3 milijonų. Čia sunku dabar pasakyti, kaip viskas susiklosti sezono metu, bet planai yra tokie. Ir pagrindinis turbūt, kodėl biudžetas didėja, pagrindinis dalykas yra tai, kad esam nepaprastai laimingi, kad pagaliau grįžtame į Europinį turnyrą. Tai ryšium su tuo, aišku, tos pajamos dėka UEFA pinigų, dėka solidarumo padidėjusio mokesčio mums. Tiek neblogi metai buvo kalbant apie transferius, kurių dėka uždirbo klubas, perleisdamas savo paaugintų žaidėjus kitiems klubams. Todėl šitos eilutės ir padidėjo ir tikimės, kad toliau ateinančiais metais bent jau nemažės. Tai vėlgi dėl tų pačių priežasčių planuojamos išlaidos. Tai mūsų pagrindinis akcentas tai, kad tiek norint pasiekti savo tikslus Lietuvoje, tiek patriukšmauti Europoje, kaip mes mėgstam sakyti, kiekvienais metais reikalingi vis pajėgesni žaidėjai. Tie pajėgesni žaidėjai kainuoja, todėl didžiausia išlaidų eilutė sudarys būtent atlyginimų dalis jiems. Taip pat norime pasidžiaugti naujų savo techninių partnerių Puma. Puma atsiranda pas mūsų organizacijoje tiek futbole, tiek krepšinėje. Tai yra bendras brandas, po kurio vėliavą mes startuosime, tiek krepšinis, tiek futbolas. Ir tuos marškinėlius, kuriuos kelios minutės atgal aš įteikiau Dainiui, pagaliau džiaugiamės, jog turėsime galimybę pasiūlyti savo fanam, gerbėjam ir kurios bus galimybė įsigyti Žalgirio Shop parduotuvėse. Tai praeitais sezonais esam susilaukę kritikos, kad negalim pasiūlyti šio produkto, todėl tikrai atsižvelgiam į sirgalių prašymus ir išpildėm šitą vietą, kad, sakykime, mūsų tiek fanai, tiek atkeliaujantis svečiai iš kitur galėtų įsigyti naujosius Žalgirio futbolo marškinėlius. Dar vienas svarbus dalykas, kurį mes norim paliesti ir kuriuo didžiuojamės iš tikrųjų, be abejo, Žalgiris nori būti konkurencingas ir pirmas tikslas yra mūsų rezultatai aikštėje, bet nepaslaptis, kad norim būti talentus ugdanti ir auginanti komanda. Tai gal kažkuriuose vietose šitus jūsų matomų žaidėjus mes didelių pastangų dėka būtume galėję išlaikyti, bet mes norim, kad tai būtų pavyzdys kitiems jauniems žaidėjams, kurie svarsto, ar verta prie mūsų prisijungti. Tai turbūt yra geras pavyzdys tiek Artūro, tiek Armando ypatingai. Ir dabar jaunojo vartininko Henriko prisijungimas prie legendinio Inter klubo. Tai
mes džiaugiamės iš tikrųjų. Kažkiek liūdim, kad mes jų neturim, bet mes džiaugiamės, kad mes galim būti tuo tramplinu, kuris juos paaugina, išleidžia į aukštesnį lygį, jie gali užsidirbti daugiau pinigų, mes gaunam kažkokią kompensaciją už tą transferį, tai manau, kad čia yra geras sprendimas visom pusėm. Ir apie tikslus, tai turim vieną tikslą, kurio siekime jau ilgai, nors esam tas jaunas klubas, sakykime, bet vis dėlto mes savo trofėjų lentynų neturim to čempioniško akcento, kurį norėtume iškelti į viršų. Tai pagrindinis tikslas šiandien ryte jau įvardintas ir žaidėjim. Be abejo, reikia kiekvienas rungtynės žiūrėti atsakingai, sekti žingsnis po žingsnio jo siekti, bet sezono gale norim būti laimingi ir užtikrinti, jeigu pagaliau mūsų kapitonas, kurį dabar treneris dar turbūt vėliau pristatys, kels į viršų tą trofėjų, tai mūsų būtų didžiausia svajonė šiais metais. Kolegos klausimai? Įvardinote tikslą. Tikslui kartais reikia kantrybės. Tai toks klausimas, aišku, retorinis, bet kiek kantrybės turės Kauno Žalgiris, kalbant apie trenerių štabą? Aš žinau, kur link sukate. Labai aiškiai pasukau. Taip, labai aiškiai pasukate. Žiūrėkit, kantrybės turim tada, kai dirbam visi kartu komandiškai. Mes prieš pradėdami darbą su Eivinu, man atrodo, labai aiškiai susidėliojom akcentus, kas mums svarbu, ir viena pagrindinė Žalgirio vertybė yra komandinis darbas. Tai nenoriu vėl prieš sezoną labai kažkokiais skambiais žodžiais apibūdinti tą situaciją, bet nepaprastai džiaugiamės. Ne rezultatu dabar, nes jo tiesiog negali būti, bet rezultatu taip, kaip mes dirbame, kaip komanda sąveikauja tarpusavį, kokią matau vienybę trenerių štabe, kokią matau vienybę tarp klubo vadovų ir trenerių komandos. Labai džiaugiuosi pagaliau Dario Šinkūno poziciją pasikeitus sporto direktoriui atsiradus, nes mes to sakykime, ieškojom labai ilgai ir prie manęs dabar prisidėjus, sakykime, dabar turim ir direktorių, ir turim sporto direktorių, kuris padeda Eivinui kasdieniuose sporto reikaluose. Aš tikrai jaučiu tokią komandą, žalgirietišką kumštį ir labai tikiuosi, kad nepaisant tų, sakykime, kažkokių trikdžių, kas normalu ir atsitiks mūsų kelyje, mes išliksim vieningi, komandiški ir kartu spręsim tas problemas. Ir tada kantrybės, prižadu, tikrai užteks. Man tai praėjusio sezono pabaiga, 7 tos nelaimėtos iš eilės rungtynės ir vaizdas netenkino tikriausiai nieko. Radot atsakymus, kas nutiko ir ko trūkot, nes prieš metus šitoje spaudos konferencijoje irgi kalbėjo, kad praėjusio sezono pabaigoje trūko komandoje ugnies, trūko vienybės. Ar galim sakyti, kad ir praėjusiais metais nutiko lygiai tas pats? Tikriausiai, kad taip. Aišku, mes esam pasidarę išvadas, mes esam komandos komplektacijoje, sakykime, ieškojo tų atsakymų, kurie mums trukdė praeitą sezoną užbaigti garbingai, nes bent jau garbingai, nes iš tikrųjų tai dar tie žodžiai, kuriuos jūs pasakėte, tai buvo per švelnus, nes sezono galas buvo tragiškas. Tai aš tikrai labai tikiuosi, kad ypatingai tos komandos psichologinė būsena buvo tokia, kuri tikrai netenkino ir normalu, kai sporte galvoj nėra tvarka, tai prasideda ir aikšteliai bardakas. Tai, sakykime, manau, kad dabar, kadangi daug žaidėjų yra pasikeitę, mes esam visiškai švieži, nauji ir su kita energija kimbam į darbus. Tai sakau, vėlgi, bus per sezoną visokių pakilimų ir nuopuolių, mes turim pastebėti tos reiškinius, juos valdyti ir kad tokie dalykai nesikartotų, bet žiūrėkit. Čia yra sportas, čia dar bus daug visokiausių klaidų, daug blogų sprendimų, bet mano patarimas tiek treneriams, tiek žaidėjams, nebijokim klysti, bet mokinkimės iš tų klaidų ir žingsniuokime į priekį. Aš tikrai tikiu, kad mūsų klubas žengia į priekį ir ypatingai gal tuose nematomuose dalykuose, bet mes siejam tos daigus, kurie anksčiau ar vėliau tikrai duos rezultatą.
Man tai Eiviną paskirėt vyriausiojų trenerių. Kaip vyko trenerio paieška arba galbūt kaip nusprendėt, kad eisit su Eivinu šitam sezone? Galiu būti atviras, tikrai su Eivinu pokalbis nebuvo su pirmu kandidatu, bet tiek aš, tiek kiti klubo vadovai turėjom pokalbį su keliais galimais mūsų potencialiais treneriais. Tie pokalbiai, sakyčiau, nebuvo tokie, kurie mus uždegė ir nuo kurių mes būtume, liaudiškai sakant, užsikaifavę. Ir kadangi Eivinas buvo jau tuo metu štabe, mes jį pasikvietėm pasikalbėti. Ir tas pirmas pokalbis, mes net nesupratom, kaip praėjo 3 valandos. Mes taip įsišnekėjom, mes tiek daug dalykų palėtėm, kad jau pokalbio pabaigoje aš susižvalgiau su direktorium Eimantu Pūru ir mes jau tokią turėjom tarpusavio ryšį, kad va čia kažkas mezgasi tokio, ko mes norim. Ir net nežinau, grįžtant prie jūsų ankstesnio klausimo, galiu būti atviras šitoje vietoje, kas mane labiausiai nupirko, tai Eivinas net nežino turbūt. Turėjom pokalbį ir kiek buvo, prieš 1,5 metų mes pirmą kartą su juo esam pasikalbėję, jisai buvo dar tada asistentas Vilniuje ir sako, aš dabar noriu dar pasimokyti, bet aš turiu ambiciją būti vyriausiu treneriu. Ir lapkričio mėnesį, besikalbant tam ilgam pokalbį su Eivinu, jisai sako, aš jau pasiruošęs. Ir be abejo, mes turim visokių abejonių. Pirmą kartą vyriausias treneris, kokios rizikas mes turėsim suvaldyti, kokie iššūkiai laukia. Ir Eivinas man įstrigo pasakęs gerus žodžius. Vyrukai, aš anksčiau nesakiau, kad pasiruošęs. Aš dabar sakau, kad pasiruošęs. Jeigu kažkas bus blogai, jūs ką sako? Pasikeisi trenerį ir važiuosi toliau, o ką aš darysiu? Tai man šitie žodžiai labai įstrigo ir iš tikrųjų iki dabar juos prisimenu. Opi yra stadiono klausimo visa istorija. Konferencijų lygos atrankos pirmas etapas gan painiai siejasi su Justinu Timberlake'u vasarą. Kaip ruošiatės spręsti šitą klausimą? Tai dabar kaip? Kas priklauso nuo mūsų, ką padarysim, tai kreipsime su UEFA, nes viena data mums, sakykime, tinka, kita ne. Tai žiūrėsim, kaip bus atsižvelgta į šitą ir po burtų traukimo bus kažkokia situacija aiškesnė, bet be abejo mes esam pasiruošę planą A ir planą B, ką darytume tokiu atveju. Ir mes tiesiog, aš kaip sakau, mums kaip futbolo klubui be abejo ta situacija netenkina, bet aš sakau, norim padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Mes pirmą turim užaugti, mes turim sukonkuruoti su tuo renginiu, kurį galbūt galėtume ateityje išstumti, sakykime, vien tuo, kad galėtume praeiti etapą, uždirbti pinigus ir taip toliau. Aš tikrai renkuosi šitą kelią, kur galbūt ne visada bus tas laisvas stadionas, negu netekčiau visos paramos ir visos pagalbos iš to, ką suteikia Žalgirio organizacija, o suteikia labai daug. Tai, sakau, kažkiek liūdna, bet tikslas yra padaryti taip, kad mes patys būtume verti žaisti tam stadione ir galėtume konkuruoti su to koncertu ir tada nekiltų klausimų. Kokie būtų planai B ir C? Ir kitas klausimas, kada stadionas bus paruoštas jau A lygos rungtynėms? A lygos rungtynėms, tai jeigu nuo antros dalies pradedant, tai bus paruoštas jau artimiausių metų, nes, kaip žinote, Lietuvos rinktinė jau žaidžia 24 galbūt jo dieną, tai viskas vyksta pagal planą ir stadiono nauja vėja tikrai bus paruošta. O planas B nesinori dar kalbėti kol kas, bet esam kalbėję dėl potencialių vietų, kur galėtume žaisti tas rungtynes, jeigu vis dėlto nepavyktų žaisti Dariaus ir Girėno stadione. Bet, sakau, kol kas šitų variantų nenorim prisileisti ir darysim viską iš savo pusės, kad sugebėtume atstovauti europinėse turnyruose, būtent mūsų mieste, suteikdami žiūrovom apsilankyti tuose rungtynėse.
Teisingai, dėl pačių oro sąlygų dabar pradėsime rungtynės Marijampolės manieže, o kadangi dauguma mūsų A lygos rungtynių yra išvykoje pradžioje, tai grįžtame į stadioną balandžio 12 dieną ir darysim šventę stadione prieš Marijampolės Sūduvą ir kviesime žiūrovus naujo sezono atidarimo jau Dariaus ir Girėno stadione. Minėjot, kad ta didelė dalis komandos pasikeitusi nauja, tai gal ir treneriui klausimas, kaip pavyksta ją lipdyti ir kaip pasiruošimą galite vertinti, nes ir Kiprą žaidėt. Tai gal jau treneriui, nes aš atsibodau truputį. Sveiki visi. Viskas yra gerai, pasiruošimo stadija, tai esam dėkingi klubui, kad gavom galimybę į Kiprą išvykti. Ten labai didelė nauda buvo mums. Kaip naujam kolektyvui, naujom asmenybėm, padirbti kartu, gyventi vienam viešbutį ir taip toliau. Tai čia didelis pliusas mums. Turim 15 naujų veidų komandoje, apie žaidėjus kalbu, jau neskaitant viso trenerių štabo. Iš esmės tai naujojų daug, bet čia galiu sakyti ir pliusas ir minusas vienu metu. Tai pliusas yra tas, kad vadinkim taip, šviežias kraujas, daug noro, daug žaidėjų nori įrodyti savo vertę, didelė konkurencija ir tai mus stumia pirmyn ir toks geras ir kartu blogas jausmas atsirinkti tą, vadinkim, startinį 11 ar branduolį, o galbūt blogoji pusė, tai jeigu kalbam apie laiką, tai iki pilnaverčio savitarpio supratimo ir kažkokių veiksmų, kas liečia komandą, tai truputį tiesiog daugiau laiko reikia. Bet aš esu laimingas ir patenkintas šitą galimybę, nes nauji žmonės, nauji veidai ir iš esmės galim savo vertybės, savo principus viską formuoti iš esmės nuo nulio. Ir galim tai kontroliuoti daug lengviau, nei turint tą branduolį, su kuriuo baigėme praeitą sezoną. Tai iš esmės ir buvo toks tikslas kardinaliai pakeisti žaidėjus, iš dalies atjauninti komandą ir turėti tą visą mišinį patyrusių žaidėjų ir už jų potencialų Lietuvos jaunimą, kurie neduotų užmigti ant laurų, vadinkim, tiem stipresniem, tarkim, žaidėjim ir kvėpuotų nuolat į nugarą. Tai tas mišinys, aš manau, kad veikia. Turim labai gerą procesą pasiruošimo ir laukiam starto. Žiūrėsim, kaip ten pasiseks. Jums, kai dirbo dar asistentu, tas titulų skonis tikrai nėra svetimas, dabar iškeltas tikslas yra labai aiškus. Ar jis gąsdina, ar kaip tik ta patirtis tokio labiau pasitikėjimo savim prideda? Ne, negąsdina. Tai yra futbolas, yra žaidimas. Tai teisybė, kai buvau asistentu, turėjau visokių patirčių ir tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Tai tas pergalės jausmas nuostabus iš tikrųjų. Tai dabar yra tokia galimybė su kitu klubu ir iš kitos pozicijos pasiekti kažkokį galbūt titulą, trofėjų arba bent jau eiti link to. Tai labai džiaugiuosi tą galimybę. Ir aš manau, kaip Mantas pirmą ir minėjau, kad esame visi bendra komanda, labai glaudžiai bendradarbiaujam, turim realiai vieną tikslą, visi jau siekiam, tai žinot, čia to titulo galbūt ne aš vienas sieks visa organizacija, ne tik komanda, nes, kaip sakiau, turim savo principus ir vienas iš tų vertybių ar tų principų ugdyti tą nugalėtojų mentalitetą. Ir jį ugdom kiekvieną dieną tam kasdieniniam darbe, realiai kiekvieną treniruotę, kad kažką iškovoti. Viena komanda kažką iškovoja, turi teisę džiaugtis ar kažkokį prizą gauna, o kita pusė jau turi išmokti susitaikyti su to pralaimėjimo kartėliu.
Tai dirbam tą linkmę ir tikimės visą tai perteikti į oficialias rungtynes. Dar grįžtant prie komplektacijos, jau užbaigta jinai ar dar trūksta kažko? Iš esmės užbaigta, dar turim 2 naujus žaidėjus, kurie jau yra Lietuvoje, jie nėra pristatyti, tikimės, tai įvyks netrukus ir jeigu pavyks pristatyti šiuos 2 žaidėjus, tai bus visi klausimai uždaryti. O ar žiūrit varžovų tas komplektacijas, kaip atrodo, ypač tie, su kuriais labiausiai turbūt teks kovoti tiem pirmo trejetuko komandom, kur praeitais metais buvo? Mantas prieš tai minėjau, kad žiūrim į artimiausias rungtynės. Šiuo metu ruošiamės Dainavai, labiau juos akcentuojam, žiūrim. Faktas, kad girdim, ką kiti pristato ir taip toliau. Čia ta rinka nėra mūsų kažkokia didžiulė. Tie žaidėjai maišosi tarp klubų komandų, tai viską matom, viską girdim, bet fokusas yra į artimiausias rungtynės. Ir tik tai ten ateis antros rungtynės, tada žiūrėsim apie kitą varžovą. Būt klausimas yra abiems, tos 2 komandos, kurios buvo viršuje, virš jūsų praėjusiam sezone, viena iš jų yra Žalgiris, kita yra Kauno apskrities komanda, kurią iš jų laikote tokiu principingesniu varžovu, kurį labiau norisi aplenkti. Žinot, principai, aš ir žaidėjams sakau, principus turim parodyti aikšteliai. Patys puikiai žinot, koks čempionatas pernai buvo ir kad jie šiemet buvo viršui, nereiškia, kad pernai buvo viršui, nereiškia, kad šiemet bus. Visi pradedam nuo tos pačios linijos ir kas bus viršui, žiūrėsim lapkritį. Tai iš esmės į kiekvieną varžovą žiūrim ir žiūrėsim rimtai, nepaisant, kur jie buvo pernai. Aš tai labai trumpai, jeigu norim pasiekti tikslą ir laimėti trofėjų, tai reikia abidvi aplenkti. Minėjau, Eivinai, kad užduosiu klausimą tokį, nebus jis labai sudėtingas, kadangi dalį uždavė jau Mantas, bet kalbu apie praeito sezono pabaigą, apie tą iš tikrųjų tragišką pabaigą, kai komanda galėjo dar kabintis į sidabro medalius, nes ir varžovas klupinėjo, bet man nebuvo ten, nežinau, vidinių jėgų. Man iš šalies susidarė įspūdis, kad lūžio taškas buvo pralaimėta taurė pusfinalį. Ar sutiktum ir kaip atrodė ta situacija, buvai vis tiek komandos trenerių štabe, nes tai turbūt sunki situacija, panašiai kaip laivas, kuris plaukia ir tu negalėjau suvaldyti. Tai šiaip nebijau sunkių klausimų, galite traukti visus, jeigu turit, tai čia ne problema toj vietoje. Aš manau, kad jūs esate teisus. Didelis fokusas buvo ant tų taurės rungtynių, tiek klubo, tiek trenerių, tiek žaidėjų. Labai norėjom patekti į finalą, čia jokio paslaptis nėra. Faktas taip pat pakenkė mum psichologiškai iš tos pusės. Tuomet tikriausiai žaidėjai nusprendė, kad tau nėra ko siekti, nes jau ta 3 vieta kaip ir buvo užsitikrinta. Bet iš esmės išeinant iš tos situacijos, kodėl ir padarėm šiemet tuos žingsnius, kad pakeitėm didelę dalį komandos. Tai čia pagrindinė ir buvo, ir kažkaip su Mantu Eimantu kalbėjom, tai iš mano pusės toks pasiūlymas ir noras buvo, kad kardinaliai atsinaujinti ir kad, kaip sakyt, tą laivą, kur minėjau, kad mes galėtume jį vairuoti, nes pernai tai jisai jau buvo nuplaukęs. Eivinai, ilgi metai asistento pozicijoje įvairiuose klubuose. Kaip vyksta paties tranzicija į vyriausiąjį trenerį? Galbūt kokie pagrindiniai iššūkiai jau būnant tuo pagrindiniu šerifu komandai? Tai taip, teisybė. Asistentų iš esmės 10 metų Lietuvos futbole, tai manau nėra trumpas laiko tarpas, o komandų nedaugelis, tik tai 2. Tai viskas yra gerai. Iš esmės labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dirbti su treneriais, geriausiais treneriais lietuviais, arba vienu iš geriausių lietuvių trenerių patirties, žinoma, vienu, o gal netgi geriausių užsieniečių trenerių A lygoje, 5 metai praleisti kartu,
Tai daug patirties, daug įvairių situacijų ir nuopolių, nuosmukių ir pergalių. Tai tas užgrūdino daug pavyzdžių, kaip valdyti komandą, kaip kontroliuoti visą procesą. Tai iš esmės jaučiuosi tikrai gerai. Turiu stiprų palaikymą tiek iš klubo, tiek iš trenerių asistentų, visus pažįstu. Daugelį metų visi su dideliu bagažu patirties, tiek kaip žaidėjai, tiek kaip treneriai, tai didelį pagalbą iš tos pusės. Ir šiai dienai iš tikrųjų viskas yra gerai. Žinom, ką darom, turim savo rutiną, turim savo procesą, žinom, ko siekiam ir judam žingsnis po žingsnio į priekį. Man tai apie vieną iš jūsų naujokų, Romualdą Jansoną, čia buvo toks komentaras, kad nelabai kam įdomus. Kiek jums įdomus buvo Romualdas Jansonas? Mums tai labai įdomus. Mums labai įdomus. Mes tikrai labai džiaugiamės galimybę turėti klube jauną perspektyvų puolėją, kurių tikrai, mano požiūriu, Lietuvoje nesimėto. Ir stengsime suteikti jiems sąlygas tobulėti, dirbti papildomai ir štai skaidrėje vienas pavyzdys turbūt yra jo siekiamybė, ką jis galėtų pasiekti. Tai čia mes dėsim visas pastangas, kad jam duoti meškerį, kad jisai susižvėjotų tą žuvį. Ir dar vienas klausimas. Vilniaus Žalgiris, aišku, gali pasigirti didžiausią piniginę ir patirtim laimint titulus. Kauno rajono Hegelman akcentuoja tai, kad labai anksti susikomplektavo ir praktiškai visą pasiruošimą turėjo kartu. Ir tuos ryšius mesgė. Kokius matot galbūt argumentus į savo pusę šitam sezonui, būtent žvelgiant į tą patį aukščiausią laiptelį? Nežinau, dabar gal sunku sakyti, kol dar neišryškėjo tas komandos veidas oficialiuose rungtynėse. Bet aš ir ne tik tai, ta prasme, ir mūsų visa komanda, ir klubas, ir organizacija nori matyti degančias akis, tą alkanumą. Ir aš sakyčiau, iš tų ypatingai lietuvių norisi vyresnių, kad mes nesam nieko laimėję. Jų tas karjeros galas kai kuriem jau artėja. Ir tikrai turėkit tų svajonių, turėkit tų norų, kad kažką pasiekti, kad iškeltą trofėjį į viršų, kad turėtumėt ką vaikam papasakoti. Aš noriu labiausiai to alkanumo ir kovos aikštelėje. Kai yra kova, tada galima lipdyti viską ant to. Komanda yra po tokiu, galima sakyti, didesnio krepšinio klubo skėčių, net ir logotipe matome krepšinio kamuolį. Kiek yra to kontaktų su krepšinio komandos vadovais, kiek yra galbūt net atskaitomybės prieš tą didesnį brolį, jeigu taip galima išsireikšti? Tai atskaitomybės nėra, bet kontaktas yra milžiniškas ir aš kaip minėjau, sakykime, jeigu ten stadiono klausimas kažkuriuose vietose yra minusas, bet tas buvimas didelės organizacijos dalimi, tai ne tik krepšinis, tai daug ir kitų dalykų, tai yra neapčiuopiamas pranašumas ir ta pagalba, kurią mes gauname įvairiomis formomis iš Žalgirio organizacijos yra neįkainojama ir tai yra mūsų didžiausias turbūt pranašumas prieš visas likusias Lietuvos komandas. Todėl dabar yra mūsų laikas tuo pasinaudoti ir parodyti, kad mes ir futbolą sugebam pakelti aukštesnį lygį. Tai toks mūsų yra ir tikslas, ne tik tai šių metų, bet ir toliau.